ko gero, kaip ir visose meno mokyklose, yra svarbiausia tai, kad išmokyti vaiką nevykdyti ar netechniškai atlikti kažkokias tai užduotis, bet yra labai svarbu išmokinti vaiką kurti. Kurti ir pažinti patį save. Ukmergės Šilo vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja Alma Kubrašovienė. Turbūt kiekvienas mūsų susimąstome, kas yra tas geras mokytojas, kas yra blogas mokytojas, ir šita mintis mus kamuoja visą gyvenimą. Mano nuomonė, geras mokytojas, be daugelio savybių, kurias galima būtų išvardinti, yra tas mokytojas, kuris pajaučia, ko mokiniui reikia tam tikroje situacijoje. Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos mokytoja Loreta Zdanienė. Prašome mokytoją pakilti į sceną. Matau iš susidomėjusių ir abejingų veidų. Stengiuosi visus mokinius įtraukti į veiklą, ugdyti ne tik jų raštingumą, bet ir kūrybingumą, norą pažinti bei kitas bendrasias kompetencijas. Stengiuosi, kad mokiniai patikėtų savo jėgomis, kad atsiskleistų jų individualūs gebėjimai. Metų mokytojo apdovanojimų rajono savivaldybės merą Algirdą Kopustą ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėją Dalią Steponavičienę. Apdovanojama rajono metų mokytoja Irena Kiseliova. Gerbiama mokytoja, prašome tarti kelis žodžius. Jaučiuosi tai kaip pirmokas. Bet noriu pasveikinti visus jūs Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Ir kylanti, ir krintanti, širdie lydėk ir vesk, nutolstanti, nutylanti, priglausdama savęs, kai Dievo prisipildanti, tikėjimo švelnaus, širdelę mano šildanti, žmogau. Apdovanojama rajono metų mokytoja Alma Kubrašovienė. Norim jūs truputį pakalbinti. Mokytoja, sakykit, ką jums reiškia šis apdovanojimas? Na, pirmiausia, manau, kad šitas apdovanojimas nėra skirtas vien tik tai man. Jis yra skirtas mano mokiniams, mano kolegoms, visai mano mokyklai. Ir todėl norėčiau padėkoti savo mokiniams, kurie patikėjo, kad užsienio kalba tai yra langas į pasaulį, kad jie pamilo mano taip mylimą prancūzų kalbą. Dėkoju savo kolegoms, kurie prisideda prie mano darbų, prie projektų. Dėkoju valdžiai, dėkoju administracijai, direktoriui, kurie visada paskatina, pasitikė manim. Ir manau, kad šitas apdovanojimas tai bus man paskatinimas dirbti dar daugiau, dar labiau mylėti mokinius. Apdovanojama rajono metų mokytoja Loreta Zdanienė. Švęsti visada yra puiku, bet sveikinu visus su gražia mūsų švente. Dėkojame gerbiamoms mokytojoms. Nuoširdžiai sveikinu tūkstančio puikių rajono pedagogų bendruomenė profesinės šventės mokytojo dienos proga.
Profesinė šventė. Tai ir šventė, ir puikia proga atkreipti visuomenės dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą. Gerbiami mokytojai, Seimo narė Loreta Kraužinienė savo sveikinimo žodžius jau perdavė pasinaudodama žiniasklaidą, o man belieka tik įteikti šią gėlių puokštę, kuri yra skirta visam jūsų šauniam mokytojų kolektyvui. Mokslo ministerijos padėkos raštas raštuoja. Alma Žižienė, Antano Smetonos gimnazijos anglų kalbos mokytoja. Technologijų verslo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja. Kyviškių pagrindinės mokyklos direktorė. Ukmergės technologijų verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas. Darželio Saulutė auklėtoja. Mėsienė, Užupio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. Angelė Viliukienė, Kristinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. Aiva Liumparė, Duksinos pagrindinės mokyklos direktorė. Elvyra Kriaučiūnienė, Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. Daiva Karvelienė, pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė. Kaplūnas, Taujėnų vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojas. Jolanta Gelūnaitė, švietimo centro metodininkė. Mokytojai sveikina Švietimo ir mokslo ministerijos vadovas, vyriausiasis specialistas Eduardas Šembergas. Labadiena, gerbiami pedagogai, pedagogės. Šiandien tokią gražią dieną susirinkome čia, pabūti kartu, pasidžiaugti vienas kitu, pasidžiaugti tą mokytojo profesiją. Švietimo mokslo ministerijos ir savo vardu sveikinu Jūs su Tarptautinė mokytojų diena. Linkiu Jums geros sveikatos, ištvermės, sėkmės ir naujų idėjų, ugdant jaunąją kartą. Gražinti, nes nustojo pirmą brą.
visagalį, nes tik jis vienas rankoms poilsį duoti gali. Panardinsiu į darbą savo nerimstančią mintį, nes tik jis vienas gali ją nuraminti. Panardinsiu į darbą kaip kregždę į dangų širdį, nes tik jis vienas ją trokštančią gali pagirdinti. Ukmergės rajono savivaldybės mero padėkos raštą. Tarptautinės mokytojų dienos proga už nuoširdų darbą, aktyvią pedagoginę veiklą ir gerus ugdytinių rezultatus Ukmergės savivaldybės meras apdovanoja Zinaidą Strauskaitę, Sėskų vidurinės mokyklos mokytoją. Apdovanojama mokytoja Audra Bernadišienė, meno mokyklos mokytoja. Jonas Jacevičius, technologijų ir verslo mokyklos direktorius. Skaidrė Gaidamavičienė, technologijų ir verslo mokyklos mokytoja. Danutė Gelūnienė, Siesikų vidurinės mokyklos mokytoja. Aldona Ivanauskienė, pedagoginės psichologinės tarnybos pedagogė. Rita Jaštienė, vaikų lopšelio darželio Buratinas direktorė. Nijolė Janulienė, Taujėnų vidurinės mokyklos mokytoja. Danutė Jasaitienė, Veprių vidurinės mokyklos mokytoja. Vilė Jasilionienė, mokyklos darželio Varpelis auklėtoja. Vanda Jakubauskienė, Vidiškių pagrindinės mokyklos mokytoja.